Viskas gerai. Mhm. Na ką, tai tada labas vakaras visom merginom. Ir šiandien mūsų vakaro tema, tai yra kaip ir kiekvieną antradienį apie mūsų produktus. Aš vėlgi drįsčiau vadinti juos ne mūsų, kaip, ne produktai, netgi ne ląstelinis maistas, ne papildai, bet tai mūsų yra darbo priemonė. Kaip matote, parašyta, aš esu Danguolė Nagrockienė, esu iš Panevėžio, kaip ir taip galiu vadintis verslininkė ir APL kompanijoje ir ne tik. Ir kodėl aš čia, tikriausiai reikėtų pasakyti. O aš čia atsidūriau turbūt neatsitiktinai, nes atsitiktinio galbūt nieko ir nėra. Kadangi jeigu žmogus kažko tai ieškai, tai visą laiką ir atrandi. Man šiaip, kaip pasakyti, nuo vaikystės, nuo jaunystės, aišku, pakol buvau vaikas, pakol buvau priklausoma nuo tėvų, buvo vienas gyvenimas. Bet kai pradėjau gyventi savarankiškai, sukūriau šeimą, man tikrai buvo nevienodai, kaip aš gyvenu, ką aš dedu į burną, kaip aš save sveikatinuosi, ką aš valgau, ką geriu ir taip toliau. Ir gal netgi taip pasakyčiau, net nesąmoningai, bet ėjau link to kelio, kuriame dabar stoviu, tam, kad tiesiog gerai jausčiausi. Kodėl taip? Nes man visada buvo vienas iš prioritetų, tai yra sveikata. Aišku, kai būni jaunas, vienas būni, atrodo vienaip, o kai turi šeimą, turi vaikų, turi dabar ir anūkų, turiu krūvą, tai iš tikrųjų tas sąmoningumo dar gal ir prideda, kadangi esu atsakinga ne vien už save, bet ir už visą būrį savo namiškių. Ir va tiesiog taip buvo viena kompanija, dabar APL kompanija. Ir kodėl būtent šitos kompanijos, kurios sveikatos prevencijų užsiima, ar ne? Ogi todėl, kad man, kaip ir minėjau, visą laiką man labai rūpėjo sveikata. Niekada nebūčiau draugavusi su kompanija, kuri pardavinėtų kažką tai, ar, na, kaip kartais pajakauju, puodai, bliūdai, ar ne? Nes vėlgi tai nusiperki ilgam būna ir kas liečia gyvenimo kokybę mano pagerinti, taip, bet nesveikatos srityje. O kadangi man ta sveikata vėlgi kartoju, šiandien atrašiausi apie sveikatą, kalbėti apie mūsų produktus, tai taip galvoje ir užsiciklino, kad turi būti sveikata ir mūsų sveikatinimo produktai. Tai vėlgi rinkausi kompaniją, būtent APL Go, ar ne? Kodėl? Todėl, kad jinai produktus siūlo mums darbo priemonė netgi. Kadangi mes esam, kurie darom verslą, esam verslininkai, tai vėlgi, kaip ir minėjau, čia ne tiek aš orientuojas ne tiek kaip papildai, bet tai mūsų darbo priemonė. Kuo jinai kitokia? Niekada nemėgau ir nemėgstu chemijos. Iš tiesų, visą laiką sakau, kraštutinumų nereikia į vieną ar kitą pusę, bet laikytis to viduriuko ir jeigu galima išvengti chemijos, jeigu galima išvengti cheminių vaistų, tai visom keturiom už tai. Taip ir reikėtų daryti. Ir va būtent APL kompanija siūlomų produktą išskirtinį. Kuo išskirtinis? Tai būtent savo technologijom. Ir jeigu pasižiūrėsim sekantį slaidą, kuo skiriasi nuo kitų, ar ne? Vienos kompanijos daro eliksyrus kažkokius, kitos vėl kažkas tai, o čia būtent ta technologija, tai jėgos akumuliacija. Vėlgi, tai yra į vieną mūsų tą saldainuką dražė, kaip pavadinsim, ar ne? Iš tikrųjų, didžiulė jėgos akumuliacija sutelkta. Ir ji yra labai labai stipri. Šiaip atrodo labai beprotiškai fainas, gražus tas mūsų produktas ir atrodo toks nekaltas, bet ta prasme, kas čia saldainukas, labai daug kas taip ir sako. Bet jisai labai, kaip pasakyti, efektyvus iš tiesų yra. Nes aišku, jeigu mes nusipirksim produktą ir laikysim į lentyną, tai jis mums nepadės, bet šiaip pastoviai naudojant būtent sveikatos prevencijai. Būtent sveikatos prevencijai
tai mes tikrai iš tikrųjų galim nuo daug problemų pasisaugoti. Ir kaip ir va rašo čionai, matot, ar ne, kad tai skanūs daržai su augalų veikliosiomis medžiagomis, be proto skanūs jie yra. Ir jeigu kas ragavot, aš manau, kurie klausotės, tai vėlgi nepasiklydė čia pas mus atėjot, ar ne, yra ta valandėlė dabar apie sveikatą, bet būtent jūs jau žinot, su kuo mes draugaujam ir ką mes naudojam. Ir vėlgi, kuo skiriasi būtent tos kompanijos produktai, nes, kaip ir minėjau, yra tabletės kažkokias, ar ne, na ir natūralių medžiagų, yra kapsulės, yra milteliai, kurias reikėtų su vandenuku ištirpdyti. O čia taip paprasta ir taip gerai, tiesiog iš dėžutės išsipakuoji, po liežuviuku pasidedi ir gali knygą skaityti, gali netgi šnekėti. Aš iš tiesų dabar va čia turiu saldainuką užsidėjęs, nespėjau sučiulpti, bet nelabai ir jaučiasi tikriausiai, kad aš kalbu su mūsų produktu. Tai va. Ir kuo būtent tas poveikis kitoks, todėl kad kai padedam po liežuviu, momentinis toks rezultatas gaunasi, kadangi čia yra daug seilių liaukų iš tikrųjų ir per kraują. Ir ne tik ragavo, bet ir pastoviai valgo šaunuoliai. Ir tuoj pat patenka į kraujotaką ir tada matosi iš karto tas rezultatas. Aš po to papasakosiu apie keletą tokių rezultatų, kurie tikrai labai greitai. Ir vėlgi matot, kad sudaryta, aš jums čia nepasakosiu iš tikrųjų, kaip tos jėgos, bet va matot, kad yra augaliniai, ar ne? Ir tai jėgos akumuliacija, pasižiūrėkit, kiek ten visko daug prispausta. Burnytė nupiešta, vartojimo būdas parodytas. Na, iš tikrųjų, vėlgi, jeigu smulkiau pasako, tai reikėtų tikriausiai ir laiko daugiau, bet mes geriau apie produktus pakalbėkime. Tai va, būtent pasirinkau tą kompaniją būtent dėl šių nuostabių produktų. Ir produktai yra skirti pagal 3 rūšis padalinti kiekvienai dienai, premium produktai, tokie vipiniai, sakykime, taip, jeigu taip galima būtų išreikšti. Ir kiekvienai dienai yra rekomenduojami tokie 8 produktai. Danutė, galima padaryti, kad mūsų nesimatytų ir produktui matytųsi visi. Ir vėlgi produktai yra GTS, poveris, vyram ir moterim, stopas, relaksas ir slaidas. Ir apie ką aš norėčiau papasakoti, aišku, apie savo mylimiausius produktus. Jeigu jūs čia mane dar kampelyje matote, tai produktai stopas ir slaidas, aš parodyčiau jums, aš turiu didžiulę dėžę jau tuščių šitų dėžučių, kiek mano sunaudota yra, kodėl aš juos naudoju. Ogi todėl, kad jie man iš tikrųjų be proto labai gerai veikia, o naudoju aš juos todėl, kad turiu problemą su nugara, galiu sakyti, taip turėjau problemą su sąnarių sustingimu. Ir jeigu yra kam tekę dar turėti tokį džiaugsmelį, kaip skausmą pečių juos, bet tiesiog peties sąnarys yra. Ir va būtent naudojant šitos produktus, taip aš jau naudoju juos metai ir daugiau laiko, ir kiekvieną dieną jie yra pas mane rankiniai, bet aš ko nebejaučiu? Aš nebejaučiu sąnarių sustingimo. Jeigu kažkam yra tai buvę, tai mane tikriausiai suprasit, kai rytą atsikeliu iš lovos ir tu negali, tiesiog eiti, va būtent slaidas, taip, tu negali atsistoti ir eiti, kadangi būna kauliuko, tas sąnariukas, kaip nemoku jo teisingai pavadinti, prie kauliuko, va būtent, ir koja nesilanksto. Ji tokia kaip medinė, tai būtent slaidas ką daro, padeda sintezuoti organizmui kolageną ir elastiną, uždoja kremzlinį audinį, pagerina sąnarių judrumą. Netgi rašo, kad ir po traumų padeda suaugti kaulam. Ačiū Dievui, traumų niekam nerekomenduoju susiorganizuoti, kadangi tai yra didžiulis diskomfortas ir skausmas, bet kad šitas produktas padeda, tai tiesiog 100%, 120%, netgi galėčiau rekomenduoti ir tikrai labai daug kam rekomenduojama. Vėlgi, stopas tai yra nuo skausmo. Kadangi aš turiu problemų su nugara ir man labai tankiai skauda nugarą, bet vėlgi aš žinau, kad man nelabai ir
kaip pasakyti, kad aš nepabėgsiu nuo to nugaros skausmo, bet kai tu panaudojęs mūsų produktų gali tiesiog, kiek tai gali, kaip pasakyti, kiek įmanoma gali geriau jaustis, iš tikrųjų tai fantastiškas reikalas. Ir kuo būtent stopas skiriasi, ar ne? Kad stipriai išreikštas prieš uždegiminius procesus. Atstato veninę ir kapiliarinę kraujotaką. Greitai organizuojami toksinai. Ir va būtent apie stopą, aišku, galima nagrinėti, aš turiu pasiruošus ir daugiau smulkiau jį, bet gal tiesiog kitą kartą apie kokį vieną kitą produktą. Dabar gal geriau pavyzdėlis, ta prasme, kaip sakiau, man stopas ir slaidas iš tikrųjų tikrai pagerina gyvenimo kokybę ir aš komfortiškai jaučiuosi jas naudodama ir būtent dėl rankų. Ir čia kažkada buvo seminaras, aš mėgstu kartais užsirašyti, tai va šiandien praverčiau savo užrašus ir ką aš radau. Ir galvoju, aha, Danguolė, iš tikrųjų, tikrai tiesa, kadangi ir aš nebejuntu pečių skausmą. Tai va būtent dėl rankų, jeigu kam skauda va čia iš pečių, nu, kas dirba fizinį darbą ar sportuoja kitais iki, nes man kažkada buvo taip užraitę tas pečius skaudėti, kad man jau sakė, reikės leisti vaistus į sąnarį, peties sąnarį. Bet vėlgi, dukra sako, tu kai pradėsi vaistus leistis, praeis metai ar pusę metų, kiekvienam skirtingai veikia. Tai ir vėl reikės leistis ir apart to labai pažeidžia kaulą, tą patį sąnarį. Iš tikrųjų, tai tikrai nėra geras dalykas, nebent jeigu tu jau visiškai nebegali išsisukti. Tai va būtent dėl rankų, dėl šito skausmo nuėmimo, stopas ir slaidas, superiniai produktai. Pabandykit, blogiau nebus ir galbūt netgi išvengsit šitų vaistų į sąnarį leidimo. Tai va, dar yra mano labai mylimas produktas Grow. Va, kaip šaunu, tik pagalvoju ir atsiranda. Grow produktas vėlgi yra kuo jis išskirtinis. Jisai kaip imuninė apsaugų jaunystė išlaikyti, ar ne? Užtainos tokios gražios, jaunos. Tai va, o jeigu rimtai, tai būtent kasdienis vitaminų ir mineralų balansas. Mes visi labai žinom, kad pavasarį po žiemos mūsų organizmas yra daugiau mažiau pasiekęs ir mums reikėtų būtent jį pastiprinti. Tai Grow. Organizmą, kad pastiprinti imunitetą, ar ne? Imunomoduliuojantis poveikis prieš virusus. Tai vėlgi čia aš visą laiką papasakoju apie savo anūkėlę, kuri būdavo nueina į darželį ir savaitę paeina, 2 savaitės namuose būna, kadangi virusai už kiekvieno kampo ją gaudo. Tai iš tiesų va būtent Grow padovanojau vieną pakelį, kitą suveikė, ta prasme sučiulpė ir ačiū Dievui šiai dienai 6 metų panelytė eina į darželį ir ačiū Dievui jis sveika. Bet vėlgi parodykit kažkokį tai papildą arba kažkokią tai tabletę vaikui, kuris norėtų ją čiulpti, ne? Tai visą laiką pas mane anūkė atėjus, kadangi aš turiu tokią vazelę ir pas mane prikarpyta jų visokių yra šitų produktų. Ir vėlgi jinai, aišku, jinai atsiklausė, mandagi pas mane mergaitė, paklausė močiutę, ar galima, bet aš niekada nebijau bet kokį produktą, kad vaikas paims, nes žinau, kad jis tikrai nepridarys žalos. Ir vėlgi, jeigu labai trumpai, tai GTS iš ko susideda. Iš tiesų dar labai tokią fainą knygutę turiu. Aš nežinau, čia kas turit ir ne. Netgi ir kokiam savo klientam galima duoti. Nepamainoma knygutė, iš tikrųjų, aš pati norėsiu dar užsisakyti kokį 10 ar 20, nes čia apie produktus. Jeigu tik mes norim paanalizuoti, kas iš ko susideda, tai šitoj knygelė iš tikrųjų labai daug klausimų galime rasti. Tai va ir būtent apie GTS, kad pagrindiniai tokie komponentai, tai yra žaliosios arbatos ekstraktas, tai yra antioksidantų šaltinis. Ir žaliosios arbatos ekstraktai yra sudėtyje gerųjų fermentų vitaminų, reto vitamino P. Žalioji arbata mažina cholesterino kiekį, išveda toksinus, padeda kaupti ir išlaikyti organizme vitaminą C.
stiprina imuninę ir nervų sistemą, aktyvina medžiagų apykaitą. Tai va būtent GTS. Tada yra GTS sudėtyje ananasas. Ananasas iš tikrųjų tai vėlgi didžiulis vitaminų bomba, kaip sakau. Sudėtyje yra vitaminų grupė, vitaminai B grupės, vitaminas C, PPE, provitaminai 1, A, kalis, magnis ir kiti nepakeičiami mineralai ir mikroelementai. Tačiau vertingiausia ananase yra fermentų kompleksas bromelainas, kurio dėka išreikštas prieš uždegiminis veiksmingumas. Ir elektrokokas, veiksmingas daugiafunkcinis, padeda greitesniai organizmo regeneracijai, pakelia judėjimo aktyvumą, pašalina nuovargį, aktyvina protinį darbingumą. Tai vėlgi, man pavyzdžiui, GTS labai tinka, kadangi aš dirbu tokį darbą ir naktim važinėju, vienu žodžiu, man labai tinka vitaminas B. Ir va būtent tas elektrokokas, kur pakelia tą judėjimo aktyvumą, pašalina nuovargį. Tai vėlgi nepaslaptis, aš ten, kaip ir sakau, važinėju naktim ir kokius gariūnus važiuoju, vienu žodžiu. Ir man asmeniškai, kai aš pavargstu ir mane pradeda miegutis daužyti, tai yra nepakeičiamas produktas. Pas mane, jeigu aš važiuoju kažkur į kelionę, ir pas mane visą laiką GTS, kas yra padėta mašina ant panelės, tam, kad aš galėčiau sučilpti ir tiesiog iš tikrųjų, priduoda tos energijos, kadangi miegutis neuždaužo, taip pasakysiu. Ir vėlgi, netgi darbe moteris buvo nuvargusios ir šiandien, tarp kitko, pas mus nežinau, kaip pas jus Vilniuje ar kažkur kitur mieste, bet pas mus Panevėžyje tai oras labai nekoks buvo. Ir toks atrodo, kad prie žemės slegia. Tai va būtent šiandien turėjau irgi GTS nusinešusi darbą, tai iš tikrųjų merginom pavaišinų po vieną dražai ir tikrai labai patenkintos moteris buvo ir aš net jų klausiu, ar pagerėjo savijauta, ar tokias energijas atsirado. Tai iš 3 moterų visos 3 pasakė, kad taip, iš tikrųjų, tikrai, jos pačios nemoka papasakot, kas atsitiko, bet, ta prasme, kad jom tikrai daug geriau. Tai va, važiuojam toliau apie kokį dar produktą papasakot. Kolekcija premium. Vėlgi yra, kaip visą laiką manęs, pavyzdžiui, vartotojai ar klientai klausia, o ką tu rekomenduoji, ar tu visus produktus ragavai? Šiaip tai pasakius, iš tikrųjų, nereikia man visų tų produktų. Ir vėlgi, vienu kartu tų produktų visų ir nesuvalgysim, kadangi jie yra ir skirti tam tikrą metų laikui. Pavyzdžiui, kolekcija premium, ar ne, yra Milsas, Altas, Heperis. Iš tikrųjų, va dabar pats tinkamiausias metas, kada mes galim vartoti ir valyti organizmą. Tai vėlgi, aš čia pernai jau pasakojau, tikriausiai gal kažkas girdėjo, kaip valiausi organizmą, bet kadangi aš tokia nemaža mergaitė, tai 2 dozėm, tai mane toksinai taip paėjo, kad aš jau net pati išsigandus buvau. Bet vėlgi šiemet va dabar naudoju Melsą, Altą, kadangi jisai valo labai gerai limfą ir kraują, Heperis, kurį vartoju tam, kad kepenis vis tiek, o dabar, dievulių mano, dabar ypatingai po Velykų, ten kiaušinių privalgė, užgėrė, dievai žino kuo, tai būtinai reikėtų kepenėlės prasivalyti. O Melsas tai naudoju aš tiesiog dėl žarnyno valymo. Kaip pasakyti, visą laiką mes norim bent jau kažkiek savo padėti, ar ne? Tai va būtent Melsas yra iš tų, kad pravalyti žarnyną. Kiti klausia žmonės, o kam reikia valyti žarnyną? Tai aš tada jų klausimą atsakau klausimu. Dabar įsivaizduokim, pavyzdžiui, pasimenu naują švarę stiklinę, ar ne, ir norim atsigerti jogurto. Mes įsipilam į stiklinę jogurto, mes išgeriam tą jogurtą, ne, padedam. Kitą dieną mes paimam vėl tą pačią stiklinę. Mes vėl įsipilam jogurtą. Bet aš labai abejoju, ar mes pilam tą jogurtą vėl į tą pačią stiklinę, ar mes jos neišsiplaunam. Ir įsivaizduokit, net nereikia, mes jau čia visas, kaip pasakyti, švelniai tariant, jau pilnametės mergaitės, moteris, ar ne, ir
tai ne vienų, ne 5, ne 10 metų organizmo teršimas, ar ne? Tai vėlgi yra apie tą stiklinę. Aš labai abejoju, kad po savaitės jogurto gėrimo toj stiklinėje dar liktų vietos, jeigu mes piltumėm vis ir neplautumėm. Tai va tada ir atsakau, o jūs gertumėt iš tokios stiklinės, pavyzdžiui, po savaitės laiko, po mėnesio laiko? Sako, ne. Nu tai va sakau, jūs ir atsakote klausimą, kodėl reikia valyti organizmą. Jeigu pas mus čia viduje nieko nesimato, tai dar nereiškia, kad ten yra švaru. Ir jeigu pabandytumėt iš tiesų taip pasistengti, smarkiau pavalyti, tai tikrai pamatytumėm, kad, dievaži, kiek ten gali negerumų visokių išeiti. Ir vėlgi matot, produktai iš tikrųjų susideda, viskas natūralu. Žalumynai, uogos, vaisiai, taip kad ir be proto skanu, ir be proto naudinga. Tai va būtent apie Nelsą multispektras vadinasi, padeda pašalinti virš 250 rūšių parazitų. Tai bandykite įsivaizduoti, ar ne, junkit savo lakią fantaziją, koks ten velnias pas mus veisiasi. Tai vėlgi, jeigu mes niekada nepravalysim organizmą, tai, kaip pasakyti, patys ir kalti būsim. Tai va. Būtent gyvenimo tas atliekas, ar ne, visą ką, ir kaip išvalai iš tikrųjų, arba per odą išeina, arba, tam skirtu keliu, kaip ir kiekvieną dieną tikriausiai. Dar labai norėjau apie perfektą, jeigu yra, ta prasme, kad būtent prie šitų 3 produktų, kaip ir sakiau, va dabar būtent valymai, ir ne, Altas, Heperis ir Nelsas, jeigu mergaitės dar pridėtumėm perfektą, aš manau, kad iš mūsų yra čia klausančių, kurios ragavę, tai tikrai žinokit, įvyksta kažkas, vėlgi nemoku pasakyti, net nežinau kaip pasakyti, akivaizdžiai taip kaip ir nieka, aš pati prieš naudodama, aš dabar 2 kartą užsukau šitą ratą, valytis organizmą ir perfektą naudoti, bet pirmą kartą valantis, aš pasisvėriau, pasimatavau liemens apimtį per klubus. Ir ką jūs manot? Svarstyklės, aišku, jau norėjau išmesti pro balkoną, bet šiaip tai labai apsidžiaugiu, kai mano per liemenį iš tikrųjų aš sumažėjau 3 centimetrais. Tai iš tikrųjų pakankamai, pakankamai nemažai, šiaip jau pasakius, ar ne? Pusė sprindžiuko, trečdalis gal. Bet šiaip atrodo nieko nesimato, ar ne, bet kaip va taip akivaizdžiai pabandai pasižiūrėti ir tada tu pamatai efektą. Tai dabar užkūriau šitą ratą tų produktų vėl, visai fain, jeigu per balandį dar kokius 3 centimetrus numėsiu. Svoris visiškai nenukrypo. 1,5 kilogramo gal, bet prie mano didumo, prie mano svorio, tai nelabai ir skaitau, kad čia kažkas pasikeitė. Tai va, būtent tie produktai. Kolekcija Premium Plus. Tai yra Beauty, Airas, Brainas ir Heper. Beauty, vėlgi va dabar ir valausi, ir valgau vienu žodžiu. Tai va, beprotas skanus produktas, niekaip negaliu Beauty, taip, grožis iš vidaus. Iš tikrųjų, niekaip negaliu išklausti iš vienos savo vartotojas, kodėl naudoja šitą produktą ir labai patenkinta buvo. Bet tokia kaip Marytė Nalikaitė, iš tikrųjų, jinai nepasako. Šiaip tikrai labai graži moteris visą ką, bet jinai jau gal 4 šitas sučiulkė. Ir sakė, tai tikrai, ta prasme, dar ne paskutinės dėžutės. Tai va, grožis iš vidaus. Kaip pasakyti, kitas iki žmonės klausia, ką reiškia grožis iš vidaus. Mes matom grožį iš išorės, ne? Mes matom, kaip moteris ar vyras eina, kurio plaukai gražus, sveiki, kurio veido oda lygi skaisti. Bet mes visą laiką nepagalvojam, dažniausiai tai būna moteris ar merginos makiažą užsidėję, ar ne? Bet jeigu nuplauta makiažą ir pasimato tas visas grožis. O grožis iš vidaus tai yra, kad tu iš vidaus spindi. Ir tavo oda graži skaisti, ir plaukai, ir nagai. Ir tiesiog būna tas grožis iš vidaus kartais net ne išorės, bet vidaus grožis. Nemoka aš jums perteikti tokio jausmo, kai tu pamatai žmogų ir jis tau visai gražus atrodo, ne? Tai vėlgi,
aš manau, kad ir tam akių spindesiui mūsų beauty priduoda reikiamą efektą. Brightens būtent yra sukurtas smegenų darbui. Tai vėlgi šiai dienai iš tikrųjų tikrai galima rekomenduoti Brainą būtent abiturientam. Mūsų metų moteris gal turi savų vaikų abiturientų, gal turi. Man kažkodėl šiandien galvojant apie produktus, galvoju, kam galėčiau pasiūlyti. Tai va būtent dabar pats pikas, ar ne, yra, kai mūsų šitas produktas galėtų pagelbėti, aš nežinau, šimtam tūkstančių žmonių. Ir ne tik, aišku, abiturientam, bet vėlgi daug kas dirbo protinį darbą. Galų gale Brainas gerina atmintį. Manau, šito reikalo niekam nebūna per daug, ar ne? Nes nežinau, vėlgi, kaip pasakyti, ar čia toks sutapimas, ar kažkas. Sakykim, kad tie sutapimai tokie, bet jie iš gerosios pusės, kadangi aš 2 kartus sirgau koronavirusu ir tikrai žinau, kad kažkas pasidarė, aš pati kartais moku pasišaipyti iš savęs, sakau, kažkas man su galva netvarkoj. Bet patikėkit, Braino panaudojus, kažkaip atrodo viskas vietoj. Tai va, ir atmintis geresnė pasidarė, netgi nemoku žodžiais išreikšti to jausmą, bet tiesiog galvai lengviau, gal taip pasakyčiau. Nes va būtent ir rašo, kad padeda statyti smegenų ląstelių neuronus. Tai tikrai iš tikrųjų, jeigu kam reikia būtent tokių produktų, tai tikrai galite rekomenduoti. Kiti žmonės gal net nežino, kad mes turim tokių superinių produktų. Happy. Kasgi nenori gyventi happy, ar ne? Iš tikrųjų vėlgi jungia sąmoningumą, padeda susikoncentruoti dėmesį, ramina ir tonizuoja kartu. Padeda prie ilgalaikių neuropatinių skausmų, palengvina kasdienį depresijos būsenos pasekmes. Vėlgi, kaip pasakyti, turiu nusižiūrėjus žmogų, kuriam galėčiau rekomenduoti, bet žinot, kaip jeigu žmogus nenori, tai jam neįkiš, arba jisai sakys, kad nenori. Tai vėlgi vienas iš tų produktų, šiaip tai man jisai, tiesą pasakius, aišku, šitie produktai visom prasmėm yra geri, bet iš tikrųjų aš manau, kad aš ir šiaip taip jau laiminga moteris, ar ne? Turiu vyrą, turiu gražią šeimą, iš tikrųjų turiu mėgiamą darbą, tai va, bet, vieną kitą gražiai sučiulpti tikrai nebus pro šalį. Ir aš manau, vienai moteriai rekomendavau, net nežinau iš tikrųjų, gal jums teko kažkada susidurti prie neuropatiniai skausmai, tai kažkas panašaus į migreną. Tai va būtent moteriai rekomendavau, jinai dar sakė pagalvos, dievaži, manau, bet ką naudojant, bet kuo rūpinantis savimi, mes pačios savo padedam. Visą laiką, ne visą laiką, bet daug žmonių tokie, kurie tokie labai gudrus, klausia, sako, o čia ar nebus placebo efektas? O ką atsakyti tokiems žmonėms? Gal ir bus. Bet jeigu tau nuo to padeda, kodėlgi nepasinaudojęs ir to placebo efektą, ar ne? Sakau, valgykit, trauškinkit šitos saldainiukus, svarbu, jums geriau. Tai va. Ir ką pabaigai galiu pasakyti? Va būtent šitoj kompanijai aš dėl to ir esu. Dėl mūsų superinės darbo priemonės. Kadangi jin yra gera, skani, graži, veiksminga ir su kuria galima palengvinti iš tikrųjų, užbėgti už akių lėtiniam ligom kažkokiom tai, ar ne? Nes visi iš tikrųjų vėlgi pasižiūrėję į mano struktūrą, ar ne, kadangi aš jau, kaip sakiau, didelė mergaitė, manęs visi klausia, o nuo cukrų algės geri danguolę, o nuo spaudimo geri? Ne, negeriu. Negeriu jokių vaistų, aplamai nieko nevartoju, apart mūsų APL papildus. Šiai dienai tuo labai džiaugiuosi, tad linkiu visiems iš tikrųjų vartoti mūsų produktus, būti jaudom, sveikom, gražiom, kad nesirgtumėt jūs, nesirgtumėt jūsų šeimas, tai tuo ir baigiu. Sudie.